pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien laidoje kalbėsime apie bariatrinę chirurgiją. Na, o dabar noriu jums pristatyti mūsų laidos svečią, profesorių daktarą Almantą Malecką. Sveiki. Sveiki. Daktaras yra atlikęs daugiau nei 7000 bariatrinių operacijų bei vienas iš laparoskopinės chirurgijos pradininkų Rytų ir Vidurio Europos regione. Tai daktarė, sakykite, kas yra bariatrinė chirurgija? Visų pirma, noriu padėkoti, kad jūs pasikvietėte šitą laidą ir kad galime pakalbėti būtent apie bariatrinę chirurgiją. Ir jeigu kalbam apie bariatrinę chirurgiją kaip po tokią, tai visada ką reiškia pirmas žodis pati bariatrinė chirurgija. Tai jisai iš graikų kalbos baros reiškia svoris. Tai yra kaip ir būtų išversti į lietuvių kalbą, kad tai svorį koreguojanti chirurgija. Tai yra svorį mažinanti chirurgija. Ir pasaulyje šitas terminas labai plačiai vartojamas ir Lietuvoje jis yra paplitęs šalia to termino kaip svorį mažinanti chirurgija. Dabar jeigu kalbam apie pačią truputėlį bariatrinę chirurgiją, kada jinai atsirado, tai jinai atsirado kažkur tai praeito šimtmečio 5-ame dešimtmetyje. Švedijoje pirmos operacijos buvo atliktos, vėliau lyderystę perėmė Jungtinės Amerikos valstijos dėl aiškių priežasčių, kadangi ten yra tikrai didelis kiekis pacientų. Ir šita chirurgija, reikia irgi pažymėti, kad pastaraisiais metais vystosi labai sparčiai. Ir operacijų daugėja, ir jos paklausa, ir poreikis tikrai didėja. O kada yra reikalinga tokia operacija? Reikalinga tai tikriausiai yra tada, kada žmogus pats supranta, kad reikia taip, tokios operacijos. Jeigu mes pasižiūrėtume truputėlį tokius kaip ir literatūros duomenis, tai iš tų žmonių, kuriems siūlytina būtų operacija, maždaug tik tai apie 30% galvoja, kad tos operacijos reikia. Čia tikriausiai šita laida irgi yra tam, kad supažindinti žmonės truputėlį su bariatrinė chirurgija ir pasakyti, kas tai tokio yra ir kodėl jos, sakykime, mes galvojam kaip gydytojai to užsiminėjantis, kad reikia atlikti tas operacijas. Tai jeigu mes žiūrėsime į tokius pripažintus kriterijus, kada rekomenduojama atlikti tokias operacijas, ir šitie kriterijai yra jau šiuo metu galiojantis tikriausiai apie 30 metų, pripažinti eilės tarptautinių gydytojų draugijų, tai jie sako, kad rekomenduojama svorį mažinanti operacija, kai kūno masės indeksas yra 40, arba kai kūno masės indeksas yra tarp 35 ir 40, bet yra dar ir gretutinės ligos susijusios su nutukimu. Ir tokios ligos, bent jau Lietuvoje, kurios pripažįstamos ir mūsų ligonių kasų kompensuojant šitas operacijas, tai yra padidinta kraujospūdžio liga, tai yra diabetas, tai yra miego apnėja, tai yra artrozės, sąnarių pakitimai ir jaunom moteriam tai yra nevaisingumas. Tai yra tokios, sakykime, 5 pagrindinės lygos Lietuvoje pripažįstamos. Šiaip pasaulyje yra kalbama ir apie daugiau ligų, kuriuom esant reikėtų jau nuo 305 kūno masės indekso daryti operacijas. Taip pat yra Lietuvos tokios kaip rekomendacijos, kur mes sakome, čia eilė irgi mūsų draugijų, kurios susirinkusios paskelbė tas rekomendacijas, tai jose teigiama, kad būtų siūloma daryti operaciją jau nuo kūno masės indekso 30, kai yra cukrinis diabetas, kuris yra sunkiai gydomas vaistais. O kokie yra populiariausi šios operacijos tipai arba tie, kuriuos žmonės labiausiai renkasi? Tai jeigu tai pasižiūrėjus į bariatrinės chirurgijos istoriją, tai tos, sakykime, populiariausios operacijos jos keitėsi. Ir natūralu, vystosi viskas, eina į priekį, tai kažkuriuo momentu buvo populiarius labai ir Lietuvoje tame tarpe labai populiarus buvo skrandžio žiedai, kurie reguliuojami žiedai dedami ant skrandžio, tačiau šiuo metu jau pasaulyje praktiškai labai nedaugelėje vietų daromos tokios operacijos.
Šiaip, jeigu pasižiūrėjus dabar pagal populiarumą, pirmoje vietoje yra vadinama skrandžio rezekcijos operacija arba liaudiškai vadinama rankovė. Ir taip pat yra viena iš lyderiaujančių operacijų, tai yra skrandžio apylankos operacija. Bet ką galima būtų pasakyti, jeigu kalbant apie skrandžio apylankos operaciją, kad tai yra operacija, kuri jau daroma virš 50 metų. Mes žinome ilgalaikius rezultatus, jinai yra traktuojama kaip ir tokia auksinio standarto operacija. Skrandžio rezekcija, kuri dabar šiuo metu yra populiariausia, taip, yra irgi efektyvi operacija, tačiau dar mums reikia truputėlį ilgesnio stebėjimo, ilgalaikio stebėjimo duomenų pasakyti, koks bus ilgalaikis efektyvumas. Nes šiuo metu mes prieiname duomenis apie skrandžio rezekcijos operaciją arba rankovę, yra maždaug taip 10-15 metų, o mes, kaip suprantame, darom šitos operacijos žmonėm ir sakykime taip jauniem ir vidutinio amžiaus, tai ta gyvenimo trukmė būna ilga ir su tom operacijom tenka ilgai gyventi, todėl iš vienos pusės, kokios operacijos šiuo metu yra populiariausios, nereiškia, kad jos bus populiarios ir vėliau, bet atsakant į tą klausimą, tai dabar dažniausiai atliekamos yra skrandžio rezekcija ir apylankos operacija. O kiek laiko trunka atsigavimas po operacijos ir kokie gyvenimo pokyčiai laukia pacientų? Taip, jeigu kalbėsime apskritai apie tas operacijas, kaip jos atliekamos, rišant su tuo atsigavimu po operacijos, tai jos atliekamos mažais pjūviais. Tai yra vadinamos laparoskopinės operacijos, kurių metu yra padaromi 5 nedideli pjūviai pilvo sienoje, per juos įvedamos ilgi tokie specialūs instrumentai, įvedama kamera, per kurią mes matome ekrane, kas yra pilve ir daromos tos operacijos. Tai vadinasi, atsigavimas po šitų operacijų yra pakankamai greitas. Jeigu taip įsivaizduoti, tai jau atsistoja pacientas po operacijos maždaug taip po valandos 2, pradeda gerti skysčius tą pačią dieną, jeigu viskas gerai, 2 dienos ligoninėje ir maždaug taip po 2-3 savaičių jaučiasi kaip ir neoperuotas, tik tai reikia pažymėti, kad būna toksai gal labiau nuovargis, dėl to, kad ir svoris krenta greičiau, bet toks pilnas atsistatymas jau, sakyčiau, būna taip po 3-4 savaičių. O kokių gyvenimo būdo pokyčių tenka jam laikytis pacientams? Tai savaime suprantama, kad gyvenimo būdo pokyčiai yra ir jie būtini. Tai pirmas mėnesis, tai aišku, yra pereinamas laikotarpis, tai ten tenka maitintis labai atsargiai ir trintų maistu, praktiškai grįžtama į kūdikystę. Trumpai vienam mėnesiui, po to palaipsniui yra pereinama prie mitybos, kuri rekomenduojama po operacijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra tam tikri produktai, kurių rekomenduojama vartoti mažiau arba visai nevartoti. Ir tai yra daugiau susiję su vadinamais lengvai pasisavinamais angliavandeniais. Tai čia kaip ir būtų ryžiai, makaronai, balta duona ir kiti panašus produktai. Bet pagrindinis maistas, kuris yra rekomenduojamas po šitų operacijų, tai yra baltymai. Tai būtų mėsa, žuvis, paukštiena, pieno produktai, kuriuose yra daug baltymų. Taip pat daržovės ir reikia irgi atsargiai vartoti vaisius, nes juose irgi daug yra fruktozės. O šiaip irgi, kas yra labai svarbu, tai rekomenduojama aktyvus gyvenimo būdas, numetus svorį, tai yra būtinai fizinis aktyvumas. Ir kodėl? Dėl kelių priežasčių. Viena, tai krentant svoriu ir greitai krentant svoriu, taip pat mažėja raumenų masė, todėl reikalinga pradėti jau užsiminėti, sakykime, pratimais ir net ir jėgos pratimais ganėtinai anksti po 1 mėnesio, tam, kad sumažinti raumenų masės mažėjimą. Antras, kodėl yra svarbu po šitų operacijų fizinis aktyvumas, tai yra tai, kad fizinis aktyvumas padeda vėliau išlaikyti tą numestą svorį, nes sustato truputėlį tą režimą dienos ir mitybą. Tai užtat taip svarbu būtent ir gyvensenos pokyčiai.
Ar žmogui reikia visą gyvenimą laikytis tų naujų gyvenimo būdo pokyčių, ar jis po operacijos jau ilgesniam laikotarpiu praėjus gali grįžti ir prie mitybos įprastinės savo? Vėlgi, čia yra toks klausimas įprastinė mityba. Matote, jeigu žmogus ateina daryti svorio mažinimo operaciją, vadinasi, ta įprastinė mityba neveikia ir ta gyvensena neveikia. Tai čia reikia suprasti, kad logiška tikriausiai, kad tuos pakitimus reikia padaryti ir tų pakitimų laikytis likusi gyvenimą. Nes jeigu taip pasižiūrėjus, aš galvoju, didžioji dauguma visuomenės prisilaiko, ta prasme, ir prisilaiko mitybos atžvilgių tam tikrų, sakykime, mitybos dietų ir kažko nevalgymo, svorio reguliavimo, nes šiais laikais yra maisto prieinamumas toks didžiulis, kad ir kaloringumas, sakykime, ir užkandžiai įvairiausių, kad svorį priaugti tikriausiai nėra didelė problema. Problema yra svorį numesti. Kaip kinta svoris po operacijos ir kaip greitai, nes jūs minėjot, kad pakankamai greitai. Taip, svoris krinta greitai. Ir kadangi tas pirmas mėnesis būna toks pereinamas laikotarpis, tai pacientai numeta svorio daugiau, nes aišku, tą mitybą reikia truputėlį susiderinti. Ir maistas, kaip minėjau, turi būti trintas ir valgoma lėtai ir atsargiai, nes visa sistema turi adaptuotis ir tas naujas skrandis turi adaptuotis naujai mitybai. Tai per pirmą mėnesį numetama kaip ir daugiausiai svorio, tai kažkur gali būti taip tarp 8, 10, 12 kg, vėliau tas svorio kritimas lėtėja. Ir kas mėnesį tai maždaug numetama tarp 3-5 kg, tai sakykime, tai yra normalu. Čia aš kalbu, aišku, čia reikia kalbėti apie skirtingus individus su skirtingu svoriu, tai čia taip žmogui gal, kuriam yra kūno masės indeksas 40 ir daugiau. Ir galvočiau, tai yra gerai, kad svoris krenta iš lėto, nes matot, staigiai metant svorį, tai atsiranda ir pokyčių, sakykime, veide, ir odoje, ir raukšlės išryškėja ir taip toliau. Tai tas lėtesnis kritimas, jisai tikrai yra privalumas tas, kad ir oda gali adaptuotis prie to svorio pokyčių. Ar yra šalutinių poveikių arba kažkokia rizika po operacijos? Rizikos yra, taip. Ir čia reikia suprasti, kad kaip ir kiekviena operacija, taip ir šios operacijos turi tam tikrą riziką. Jeigu mes kalbėsime, atskirkim riziką ir šalutinius poveikius, tai pradėkime galbūt nuo rizikos, tai yra tam tikros komplikacijos, chirurginės, kokia be būtų operacija. Čia mes kalbam apie svorio mažinimą, bet kuri operacija atliekama pilve, ar ne tik atliekama pilve, gali būti susijusi su komplikacijom tokiom kaip kraujavimas, ar ten infekcija, mūsų atveju siūlės nesandarumas. Bet ką šitoj vietoje reiktų pabrėžti, kad renkantis, sakykime, kur tą operaciją atlikti, galvočiau, reiktų pasižiūrėti taip pat į patirtį centro ir gydytojų. Tai yra tarptautiniai kriterijai, kurie apibrėžia, kad bariatrinės chirurgijos centras turėtų atlikti ne mažiau kaip 125 operacijas per metus, būti komanda tam tikra prižiūrinti tuos pacientus ir taip pat gydytojo patyrimas. Man asmeniškai, aš jau 25 metus dirbu centruose, kur atliekama per metus 300-400 operacijų, tame tarpe ir Skandinavijoje, Švedijoje, Göteborgo universitetiniai ligoniniai. Tai tokiais atvejais tą riziką įmanoma minimalizuoti iki tokių skaičių kaip maždaug 0,3%, kas yra vienam iš 300 tikrai tokios kažkokios rimtesnės operacijos, komplikacijos ir netgi, sakykime, jeigu ir vyksta tos komplikacijos, tai centras, kuris turi didelę patirtį, anksti nustato ir gydo tam, kad nebūtų rimtesnių pasekmių. Jeigu žiūrėsim ilgalaikį, sakykime, taip pašalinius poveikius, tai čia reikia prisiminti tas dvi dažniausiai atliekamas operacijas, apie kurias kalbėjom. Tai yra rankovė arba skrandžio rezekcija ir skrandžio apylanka. Kai kurie pašaliniai poveikiai yra bendri
kai kurie išsiskiria, tai gal aš pradžioje apie bendrus, po to truputį pasakysiu apie atskirus. Tai jeigu mes žiūrime į bendrus, tai aišku, kas yra svarbu, tai svarbu, kokią operaciją be padarytume iš tų dviejų minėtų, tai reikia vartoti vitaminus, mikroelementus visą likusį gyvenimą. Ir čia aš kalbu apie kalcį, vitaminą D, kurie yra svarbus kaulų sveikatai. Iš tikrųjų, nevartojant, pradžioje gal ir nieko nejaučia, bet pokyčiai kauluose gali atsirasti maždaug po 10 metų ir tai atsiranda toks didesnė tikimybė kaulų lūžiam, tai yra labai svarbu tą suprasti ir vartoti. Ir taip pat yra geležis ir vitaminas B12, tai yra kraujo, tokiai kaip ir sveikatai, kuria prasme, kad to nevartojant gali atsirasti mažakraujystė. Tai yra, ką aš noriu pabrėžti, tie pašaliniai poveikiai gali būti valdomi būtent irgi pačio paciento. Kitas dar, sakykime, ką reiktų atkreipdėmėsi, tai yra poveikiai susijęs su mityba. Žmonės labai daug kalba apie tokį vadinamą dempingo sindromą. Kas tai yra? Kai suvalgius maisto, kuriame yra daugiau angliavandenių, gali atsirasti širdies plakimas, prakaitavimas, silpnumas, noras prigulti ir taip toliau. Tai tokiais atvejais irgi yra viskas valdoma tuo, kad po tų operacijų reikia labai atsargiai vartoti maistą, kuriame yra lengvai pasisavinimo angliavandenių. Bet kiti žmonės netgi po šito operacijų sako, kad šitas dempingo sindromas yra netgi teigiamas, kuria prasme, kad jie suvalgo ir jeigu jis atsiranda, jie žino, kad daugiau taip valgyti nereikėtų. Dar vienas momentas iš tų pašalinių, tai yra tulžies akmenų atsiradimas tulžies pūslėje. Ir čia nebūtinai yra susijęs su pačia operacija, kiek susijęs su greitu svorio kritimu, nes greitai krentant svoriui taip pat atsiranda pokyčiai organizme ir metabolizmo lygmenyje, padidėja tikimybė atsirasti akmeniam tulžies pūslėje. Kokia yra tikimybė? Po svorį mažinančių operacijų, kai pakankamai greitai krenta, sakykime, svoris, tai yra maždaug tarp 20-25%. Bet šiuo metu irgi jau yra mokslo įrodyta, kad vartojant tokį medikamentą, deoksicholino rūgštį, galima sumažinti šitą pašalinį poveikį net iki 3-5%. Tai mes irgi pacientams rekomenduojam tą daryti. O jeigu žiūrėtume į atskirus, sakykime, tokius, kur pašalinius poveikius, kurie vienai ir kitai operacijai būdingi, tai čia ką reikėtų išskirti, tai jeigu kalbėsime apie skrandžio rezekciją, tai po šitos operacijos didžiausia tokia, sakykime, didžiausias pašalinis poveikis yra rėmens graužimas, nes toks vadinamas refluksas, gastroezofaginio reflukso liga. Ir šitos operacijos nerekomenduojamos ekspertų ir mūsų tame tarpe pacientam, kurie jau turi gastroezofaginio reflukso ligą, todėl kad maždaug 60-80% jų gali paūmėti tą gastroezofaginę reflukso ligą. Bet net ir neturint gastroezofaginio reflukso, po rankovės operacijos maždaug 25-30% žmonių gali atsirasti šitie nusiskundimai laike 5 metų ir reikėtų pastoviai vartoti vaistus mažinančius rūgštingumą. Jeigu žiūrėsim po skrandžio apylankos operacijos, tai tokia kaip ir dažnesnė problema gali būti susijusi su tuo mažuoju skranduku, nes skrandžio apylanka yra padaromas mažas skrandukas sujungiamas su plona ir žarnyte. Ir tas skrandukas būna jautresnis tokiom medžiagom kaip alkoholis, nikotinas, kofeinas, ypač didesniais kiekiais ir vadinami nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai. Kas gali atsitikti, vartojant gausiai tų medžiagų arba ir vaistus, nesteroidinius priešuždegimius, gali atsirasti OPA, tai yra žaizda skrandyje. Tai čia irgi yra toks, sakykime, modifikuojant, sakykime, šalutinis poveikis, kurį mes galime patys irgi kontroliuoti. Tai maždaug, jeigu žiūrėti ilgalaikiai perspektyvoje, tai tokie dažniausiai, aš galvočiau, pašaliniai poveikiai. Ar yra rizika vėl priaugti svorio pacientams? Taip, čia tikrai neslėpsime, taip yra. Ir
Mes žiūrėjom savo pacientus čia Lietuvoje, tyrėm pacientus 15 metų po svorį mažinančių operacijų, pagrindė skrandžio apylankos, ir ką mes nustatėme, kad maždaug taip 25% iš jų priaugo daugiau negu pusę numesto svorio. Ir pagrindinė priežastis, bet aišku, reikia atkreipdėmėsi į pagrindinę priežastį. Tai pagrindinė priežastis buvo užkandžiavimas. Ir čia yra tikriausiai toks psichologinis momentas, nes prieš operaciją pacientai gali daug valgyti, po operacijos daug negali valgyti. Tai kažkurio momentu, jeigu žiūrėti į kitus tyrimus, tai būna 7-8 metai po operacijos, jie vėl grįžta kažkiek tai į tą įprotį, bet kadangi negali daug valgyti, jie pradeda daug užkandžiauti. Tai užkandžiavimas iš tikrųjų yra pagrindinė priežastis, dėl ko po svorį mažinančių operacijų gali grįžti svoris, ir pagrinde užkandžiavimas mažais kaloringais, tokiais kaip ir produktais, tai sakykime yra uogos, kaip vynogės, riešutai. Riešutai yra pats kaloringiausias produktas praktiškai žemėje, tai tą reikia visiems suvokti. Tai gali būti šokoladas, sūris olandiškas ar kažkokie krekeriai, sausainiukai. Tai mes tikrai nerekomenduojam šitų užkandžių po svorį mažinančių operacijų, tam, kad sumažinti tikimybę svorio priaugimo. Ar žmonių besirenkančių tokį svorio mažinimo būdą skaičius didėja? Taip, tikrai didėja. Jeigu pasižiūrėti į Lietuvos situaciją ir vienas iš tokių veiksnių, kodėl didėja šiuo metu Lietuvoje, yra tai, kad nuo šių metų sausio 1 dienos ligonių kasos pilnai apmoka svorį mažinančias operacijas. Nes iki tol Lietuvoje buvo truputėlį problematiška situacija tame, kad vienkartinius instrumentus tekdavo įsigyti pacientam, norinčiam kai kurias operacijas, kai kurių tipų operacijas darytis. Bet šiuo metu visos svorį mažinančios operacijos išskyrus skrandžio žiedą, nes galvojama, kad skrandžio žiedas nėra tokia veiksnė operacija, kurią valstybė turėtų kompensuoti, jos yra pilnai apmokamos. Tai tas lėmė, kad iš tikrųjų pacientų skaičius didėja, net ir šiuo metu, kai pasaulyje visi iš proto eina dėl vaistų mažinančių svorį. Taip, tikriausiai esat girdėję, tai yra vaistai, kurie prasidėjo, sakykime, nuo Hollywoodo, išpopuliarino ir dabar visi pasaulyje jo žino. Šiam momentui yra keletas tokių vaistų, tai yra Wegovy ir Mounjaro. Lietuvoje yra, taip, Mounjaro ir pacientai vartoja. Tačiau koks yra skirtumas, sakykime, tarp tų vaistų ir svorį mažinančios operacijos, yra tai, kad atlikus svorio mažinančią operaciją, tos medžiagos, kurios yra vaistuose, tai yra tokie vadinami žarnyno hormonai, kurie reguliuoja sotumą, alkio jausmą, jų daugiau išsiskiria po svorį mažinančių operacijų pavalgius. Tuo tarpu, kai mes leidžiamės vaistus, susileidžiam vaistus ir tas lygis tų medžiagų yra pastoviai vienodas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos medžiagos, tie vaistai kartais sukelia pašalinės reakcijas ir 10% žmonių net negali jų vartoti, dėl to, kad atsiranda ir pykinimas, ir žarnyno problemos. Tai šitoje vietoje, sakykime, jau nežiūrint į kainą, kadangi tų vaistų nekompensuoja ir galvoju, artimiausiu atveju tikriausiai ir nekompensuos, nes netokia turtinga šalis kaip Norvegija kažkurio momentu kompensavo dalinai tos vaistus, dabar irgi sustabdė, nes poreikis yra didžiulis, o sąnaudos ir kaina irgi yra didžiulė. Tai net ir žiūrint iš šitos pusės, kad chirurginė operacija, jinai duoda ilgalaikį efektą, taip pat yra ir efektyvi sąnaudų prasme, jeigu, sakykime, žiūrėti žmonėm. Ir dar kita problema yra tame, kad taip, net ir po svorį mažinančios operacijos svoris gali grįžinėti, bet vartojant vaistus, taip pat nutraukus vaistus svoris irgi grįžinėja. Tai tą reikia suvokti, kad ar tai būtų vaistai, ar tai būtų svorį mažinančios operacijos, reikia keisti gyvenseną, nes rezultatas, sėkmingas rezultatas yra, sakykime, ir žmogaus pastangų,
ir mūsų kaip gydytojų pastangų, skiriant, sakykime, optimaliausią gydymą. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkui labai. Žiūrovams bus naudinga, o aš atsisveikinu ir iki kito karto. Dėkui. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Monodaktaras.lt